Vakar Švedijos televizijai daviau interviu, kuris buvo ir linksmas, ir prasmingas. Pirma, švedai kategoriškai reikalavo kalbėti lietuviškai, norėdami parodyti savo žiūrovams, koks daugiakalbis yra Europos parlamentas. Klausimai skambėjo angliškai, atsakinėjau lietuviškai. Žurnalistas linksminosi akcentuodamas, kad jam labai graži lietuvių kalba, bet mano atsakymų jis nesupranta, tad ir jam iššūkis palaikyti dialogą. Kalbinė prasme, man žinoma buvo lengviau. Vis dėlto įdomiau buvo tai, kad pirmą kartą per 8 metus politiką išgirdau klausimą atsakymą, kurį nežinau absoliučiai. Nors klausimas išskirtinai svarbus. Švedų žurnalistas manęs paklausė, kaip reikėtų spręsti sąjungos senėjimo problemą. Europos Sąjunga traukiasi, joje vis mažėja gyventojų. Jo šalyse sparčiai auga senų žmonių skaičius, jaunimas dėl įvairių, manyčiau visų pirma, ekonominių priežasčių turi mažiau vaikų, socialinės sistemos labai dosnios ir dažnoje šalyje jų finansavimas nepakankamas. Beje, tai ir ypatingai rimta Lietuvos bėda. Ir štai tokioje senstančioje Europos Sąjungoje privalu palaikyti ekonomikos gyvybę, kurią dar labiau išsunkia viena po kitos ant mūsų krintančios krizės. Mano atsakymas buvo sąžiningas, tad pasakiau, kad nežinau. Minutėlę patylėjus ir pamašius atsakymą pakartojau, nežinau. Ir pridūriau, reikia pamastyti. Kodėl savo paskutinį įrašą iš Europos parlamento pradedu pasakojimą apie interviu ir dar tokia tema, kuri vargu ar jaudina daugelį Lietuvos žmonių. Ogi todėl, kad per 5 metus tai buvo įdomiausias, nors ir labai trumpas pokalbis su žurnalistu. Interviu mane sušildė intelektualiai, nes kalbėjau su žmogumi, kuriam įdomi Europa, kuris neklausinė trivialių tiesų, kalbėjau su žmogumi apie tai, kas nors ir nebado akių, bet yra visako pamatas. Kalbėjom apie žmonės. Jau išjungus kamerą trumpai pasidalinome savo mintimis angliškai. Abu sutikome, kad nors dirbame dėl žmonių, pernelyg dažnai politikoje žmonės virsta ne tikslu, o tik priemonė kažkokiems tikslams siekti. Beje, bemaž visą tai atsitinka tikrai ne iš blogos valios, priešingai negu dažnai įprasta manyti. Politiko darbas įdomus ir įtemptas. Jis reikalauja itin gero aplinkos pojūčio. Politikas turi turėti išskirtinius komunikacinius gebėjimus. Kalbu ne apie mokėjimą svaidytis rinkiminėmis žinutėmis, o gebėjimą ir girdėti rinkėjus, ir nepasiduoti jų įgeidžiais, ir išgirsti kolegas. Politikas privalo kasdien ir daug skaityti, absoliučiai neišvengiama yra prievolė nors kartą per porą mėnesių perskaityti gero lygio sudėtingą grožinę knygą. Būtent kokybiška grožinė literatūra neleidžia susireikšminti ir priverčia pamatyti labai sudėtingą kasdienybės štampų voratinklį, o tobulų atveju ir moko, kaip iš jo vaduotis. Vėlų rudenį bus 10 metų, kai politika tapo mano profesija. Apie tai, ką per tuos metus supratau, rašysiu dar ilgai. Šiandien ten noriu akcentuoti vieną Lietuvoje nutylimą, nors svarbiausia politikos pusė. Politika yra gyvenimas ateityje. Priminėdami sprendimus, kurdami įstatymus, kalbėdami, politikai gyvena ateityje. Nori nenori, jie privalo savo galvoje visada turėti 2 ateities vizijas. Labiausiai tikėtina ir tą, kurios jie trokšta. Tad išties prasmingi pokalbiai apie politiką visada yra pašnekys apie neapibrėžtumuose pasislėpusi rytojų. Vasario kovo mėnesiais Europoje buvo apklausta per 26 000 rinkėjų ir paprašyta juos prioritetinė tvarka išskirti temas, kurios turėtų būti aptariamos prieš Europos parlamento rinkimus, kurie įvyks birželį. Lietuvos faktų suvestinė akivaizdžiai demonstruoja itin didelius Lietuvos ir likusios Europos apklausų dalyvių nuostatų skirtumus. Lietuvoje, tai nenuostabu, pirmoje vietoje minima ES gynyba ir saugumas. Daugiau kaip pusė, 53% apklaustųjų mūsų šalies žmonių būtent šį klausimą pažymėjo kaip patį svarbiausią, nors Europoje jį pasirinko tik 31%. Labai skiriasi Lietuvos bei vidutiniškai ES rinkėjų įsivaizdavimas dėl to, kiek svarbi kova su klimato kaita ir demokratija be teisės viršenybė. Vidutiniškai vakariečiai šias sritis mini beveik 2 dažniau nei Lietuvos gyventojai, kurie joms atitinkamai skiria tik 10 ir 11 vietas iš 15 vietų. Esama ir kitų skirtumų, kuriuos galėsite rasti nuorodoje po šiuo įrašo tekstu. Visi šie skirtumai labai svarbus jau vien todėl, kad ieškodami problemų sprendimo europarlamentarai nenori privalo girdėti savo kolegų iš kitų šalių balsus ir nuogąstavimų.
Pernelyg dažnai esame įtikėję, kad tik mūsų bėdos yra svarbiausios visai Europai, tad net leidžiame savo nesidomėti kitų šalių įtampomis. Nors patinka tai mums ar ne demokratija, kuriai skiriame tiek mažai dėmesio, yra bendras žaidimas ir kompromisų paieška. Jeigu nori, kad tau svarbus klausimai būtų svarbus kitam, privalai ir jo bėdas į savo galvą, o geriausiai ir į širdį traukti. Prieš 5 metus susitikimuose su potencialiais rinkėjais ypatingai akcentavau bendros gynybinės erdvės kūrimą, būtinybę stabdyti ne tik Rusijos, bet ir Kinijos įtaką Europos Sąjungai ir būtinybę atšaukti veto teisę, kuri suteikia galimybę vienai kuriai nors šaliai stabdyti visų likusių bendrą sprendimą. Tuomet prieš 5 metus tokie mano žodžiai sulaukdavo griežto atkirčio. Kiek pamenu, buvau vienintelė, kuri apie tai bandė kalbėti. Dabar šie klausimai, skaitant ir Kinijos grėsmės iššūkį, yra ganėtinai gerai suprantami. Tad ateina laikas bandyti žvelgti tas grėsmės, kurios laukia ateityje, nors dar yra menkai suvokiamos. Bendrai imant istoriškai, ši Europos parlamento kadencija buvo bene dramatiškiausia. Pradedant nuo klimato kaitos iššūkių, Jungtinės karalystės pasitraukimo ir pandemijos, baigiant dirbtinio intelekto keliamomis grėsmėmis ir Ukrainos karu. Vis dėlto, aš tikrai šito manau ir esu įsitikinus, ilgų laikotarpių rimčiausia ir sunkiausiai suvaldoma problema išliks klimato kaitos padarinių įveika ar bent jos stabilizavimas iki priimtino lygio. Jau per artimiausius keletą metų suprasime, kad klimato kaitos keliamos problemos yra baisesnės net už karą Ukrainoje. Nors atrodytų, kad nieko baisiau ir būti negali. Norėčiau, kad taip nebūtų, tačiau meluočiau, jei kalbėčiau priešingai. Kai kasdien liejasi kraujas ir žūva nekalti žmonės, atrodo net netinkama kalbėti apie tai, kad gali būti didesnių bėdų, vis dėlto mes priklausome nuo gamtos. Kintantis klimatas griauna nusistovėjus ekonominius ir socialinius ryšius, kainuoja milijardus ir taip silpnina ir mūsų visų gebėjimą padėti tame tarpe ir kariaujančiai Ukrainai. Pirmas ir bene ryškiausias naujos nestabilios eros ženklas yra jau 5 mėnesius Europą krečiantis ūkininkų maištai. Jie keičia politinių Rumunijos, Graikijos, Nyderlandų, Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Lenkijos peizažą. Streikų neišvengta ir Lietuvoje. Ir buvo skaudu žiūrėti, kaip skubiai Lietuvos valdžia gamtą aukojo ūkininkų kaprizams tenkinti. Daug greičiau negu pasirūpina kartais net ginkluoti. Godumo vedami ūkininkai, kaip ir jos palaikančios politinės jėgos, naiviai įsivaizduoja, kad jeigu išstums klimato kaitą iš žmonių galvų, tai jos ir nebus. Ji dėja nesustabdoma. Gal tik vertėtų prisiminti, kad ūkininkai su traktoriais, kai prasidės sausra ar priešingai liūtis, vėl reikalaus kompensuoti visus jų nuostolius kitų sąskaitą. O tie kiti vaikščio su savo vaikučiais aplink už jų pačių pinigus pirktus traktorius. Ne ūkininkų pinigais perkami traktoriai, o jiems išmokas metų metais mokėjusių visų gyventojų lėšomis ta technika pirkta. Ir neatsiras, kas išdris paklausti, o kur ūkininkausite, kai visiškai nualinsite žemę? Privalu nepamiršti ir to, kad ūkininkų maištai Europoje veda į valdžią kraštutinius dešiniuosius, o pastariesiems atvirai besižavintiems Putino valdžios modelių tikrai mažiausiai rūpės demokratija ir karas Ukrainoje. Tame tarpe ir mūsų saugumas. Didelės įtampas save brandina ir potenciali ES plėtra. Žinoma, plėtra yra geopolitinė būtinybė. Viena iš strategiškai reikšmingiausių, nors kol kas giliau neapmąstytų Ukrainos karo pasekmių. Norint taikos, pilkos zonos prie ES sienų turėtų išnykti. Vis dėlto, kaip tai padaryti, aiškaus atsakymo nėra. Šūkis reikia priimti šiandien ir dabar yra apie nieką. Šiuo metu akivaizdus plėtros politikos renesansas ir drąsiai kalbama apie net 9 valstybės, kurios yra potencialios sąjungos narės. Tačiau optimizmą dėl plėtros pliusų privaloma atskiesti apmąstymu apie milžiniškas plėtros pasekmes. Jas privalu numatyti ir jau iš anksto bandyti suvaldyti, kiek tai yra įmanoma. Svarbu suprasti ir tai, kad saugumą plėtra padidins tik tokiu atveju, jeigu pasikeis ES veikimo principai. Plėtra yra 2 krypčių kelias. Valstybės kandidatės privalo prisitaikyti prie sąjungos standartų ir tai santykinai lengviau padaroma, tačiau ir sąjunga turi būti pajėgi jas inkomponuoti, įtraukti į savo valdymo struktūras. Priešingų atveju bus įtampos. Jeigu valstybių narių skaičius išaugs trečdaliu, tai tikrai bus privaloma sukti didesnio federalizmo link ir sukurti labai aiškę valdymo piramidę.
O tai nepatinka daugam. Didelė plėtra reikalauja rimtų institucinių ir finansinių pokyčių. Taisyklės, kurios sukurtos ir tinka 27 valstybėm, jau dabar yra įtampos šaltinis ir jos negali būti pritaikytos trečdaliu didesniai bendruomeniai. Taigi nori, nenori, teks atsisakyti veto keičiant į kvalifikuotos daugumos principų. Neišvengiamai turės augti ES biudžetas ir keisti sanglaudos bei bendrosios žemės ūkio politikos logiką. Mes tiesiog nebegalime šitaip dosniai maitinti vienos gyventojų grupės ūkininkų ir bus pasipiktinimo. Kaip to pasiekti, nežino niekas. Tas stengiasi tylomis apeiti nemalonius kampus. Pasaulis yra istorinėme lūžio taške, kuriame sprendžiama, kaip atrodys naujoji era, į kurią žengiame. Ar tai bus bendradarbiavimo ar globalių konfliktų era? Kas dominuos? Demokratija ir laisvės ar diktatūros? Ar sugebėsime pasukti tvaraus vystymosi keliu ir neišvengsime vis labiau pražūtingų ekologinių katastrofų? Atsakymus sužinosime ateityje.